nepasitiks niekas, gaila. Siūliu vakar Deiviui, bet jis nenori. Aš jaučiuosi kaip kažkada buvau pacukė ir kaip būdavo vyresni vaikinai gražus. Ten kieme, pavyzdžiui. Ir tu žinai, kad tu negali būti, bet tu nori užkalbinti vis tiek. Tai čia va tas pats dabar vyksta. Oh my god. So lame, so dumb. Aš jaučiuosi tokia durna. Labai durna. Galiu pasakyti jums atvirai. The fuck is this shit? Neveikia čia šita rozetė. Vienu žodžiu neveikia šita rozetė. Reikia eiti prie kitos. Jaučiuosi dumb, jaučiuosi sad, biškį, bet nieko baisaus. Tai vat, like this. Bet ten sėdi daug žmonių. Reikia eiti prie to pirmo tada. Norėčiau Palangoj. Visai norėčiau Palangoj. Norėčiau padirbt Palangoj, gal, visai būtų smagu. Vakar sėdžiu oro uoste. Bet gerai smagu. Tai jums labai geras. Smagu sėdėti dobę. Šiaip smagu. Visokių žmonių pamatai praeina. Įvairiausių emocijų užgaudai ir minčių. Ten prie didelio ekrano, kur parduotuvės, tai aišku, ten su vaikais daugiau susėda jau. Tai vaikai rėkauja, ten laksto pirmyn atgal. Žadintuvas į darbą, ką tik suskambėjo.
kai tik atsibosta, aš miegojau šiaip. Man kai įsikrovė telefonas, aš miegojau. Tai aš pamiegojau iki kokių 5, man atrodo. Kažkas tokio. Tai 4 geras valandas. Tie, koks berniukas mažiukas. Tie dantukai dar neišaugai, jie tu negaliu, tie vaikai kokie juokingi maži jie būna. Kodėl nebandžiau ieškotis kito darbo? Reikia laiko vis tiek. Reikia laiko, reikia pasiruošti. Aš manau, kad aš pasižiūrėsiu gal pati, tiesiog pasidomėsiu agentūrų, atsiliepimų, pasiskambinsiu, pasiklausinėsiu ir gal kai viskas bus gerai, gal tiesiog atvažiuosiu be jokių daiktų iš pradžių. Manau. Jo, esu žiauriai pavargus šiaip jeigu tai noriu grįžti namo, nusipraust, atsigult, persirengti viską, nežinau, viskas susitvarkyti ir tiesiog pasilsėti viskas. Tai gausiu kažkiek pinigų. Turėčiau gauti 400, sakė man. Tai aš vis dar laukiu. Man niekas nieko neparašė, reikės klausti, skambintis. Nu tada rašysiu laišką į darbų inspekciją ar kažką ir turėsiu mokėti. Man vieną kartą Olandijai tai buvo. Nenorėjo mokėti, tai parašiau laišką į savivaldybę, kad nesumokėjo ir turėsiu mokėti. Jo, bet aš turiu susirašinėjimus ir visą pokalbį, tai viską turiu. Tagark miestą. Įsivaizduok, dirbi Palangoje jūra, smėlis, fauna, ne? Tai norėčiau. Nu negazdinkit, kad negausiu aš pinigų, nu gausiu, nu kaip čia apgaus, nu tikrai, tai čia bus žiauru tada. Tikrai gausiu, manau, viską. Negausi. Gerai, kad patys labai sugebat, nu jo, iš tikrųjų, nu, ačiū, kad sustojat mane labai. Manau, kad avansą gavau 500 kronų, tai čia kiam 5 eurai. Tai aš turėčiau gauti 400, kažkas panašaus, sakė man bent jau. tilbage til farmor.
mašinėlė buvo. Ai, kaip miela. So cute. Tėtis labai aukštas ir sūnelis labai mažiukas. Labai miela. Daug įvairiausių žmonių šiaip čia praeina, labai įdomu, tiesą sakant. Tikrai aš jums pasakysiu. Jau pasenai su to asalu būdama. Nu, yra tiesos, jaučiuosi... Ne, bet šiaip jaučiuosi gerai, viskas gerai. Dabar tai viskas gerai, bet tas kelias dienas tai buvo labai blogai. Kodėl tavo vaikinas to nepadeda, jis vaikinas valdo šūdas, aš nebeturiu vaikino, trečias sakinys. I don't have a boyfriend anymore. Sorry guys. So sorry. Tik tai po 6:50 rodys, kada mano lėktuvas, tai reikia dar biškį palaukti. Ačiū už konsus. Kas galit įmesti good night arba kažką panašaus? Maldoju dovanų. Nežinau, norėčiau dovanėlių kažkokių. Blokuok tu juos, nu, vat prašyti blėsti ant savęs degtis, nu, blemba, visų nesužiūrėsi, supranti, visų neįmanoma sukontroliuoti. Tai jie rašo įvairius komentarus, jie rašys, žinai, daug kas priklauso. Ten, tarkim, bloga diena, blogas rytas ir nori įsilieti, tegu liejas, koks skirtumas, viskas okei. Kokią dieną nupisiu nuo vaizdą tave už nugaras. Eik tu. Nebesvaik. Nes čia nesvaigėt. Nu, žodžiu, man nepatogu, nei taip sėdėt, nežinau, ką čia daryt. Ačiū 8 žmonės už follow,
Bet pažiūriu, kokie čia varo, tai patys gyvenimo nusiskript, va būtent. Tu čia tik suiksti į banas, eik tu, čiūkinkis tu. Padarykit su Maibachu jogos pratimų. Nedarysiu, aš su juo nenoriu nieko tikrai. Man kuo toliau, tuo labiau, žinokit, kažkaip, per daug skaudu, aš nenoriu, sakau, su juo. Nieko, nežinau. Sunku jums gal supras, man pačiai sunku kartoti tai, bet aš jaučiu tai dabar ir nieko negaliu padaryti. Tai. Jo, čainukus moku kaist arbatom gerti, ypač žaliosiom arbatom, jeigu ką. Su Deividu irgi nebūsiu. Ne, čia tiesiog taip dėl to, gal biškai aš ir noriu pavaidint. Tipo, gal ir tiesiog man įdomu pažiūrėti jo reakcijas. Tai gal todėl, nežinau. Bet šiaip tai nereikia man to vaikino, viskas okei. Aš šį gyvenimą nugyvensiu viena, man atrodo, gaila, bet tai bus. Aš išjungiu dabar laivą trumpam, nes man įsikrauna biškai telefonas ir kaista labai, tai kad nenusprogtų. Ir už 30 minučių aš žinosiu, prie kurių vartų mano skrydis, tai teks eit. Iki visiem, ačiū, kad buvo, tai toks paprastas rytas, šiandien nieko įdomaus nėra. Viskas regular day, tiesiog laukiam skrydžio ir tiek. Tiesiog nieko įdomaus. Ačiū labai, Sent Family, ačiū labai. Jūs esate mano šeima. My best friends. Skrisiu į Tenerifę. Šiaip dabar rodo skrydį į Tenerifę, bet neskrisiu. Aš atsijungiu kol kas. Iki. Labai miela buvo su jumis pabendraut. Ačiū labai.